Šiame filme terminas visuotinis lytinis švietimas nurodo ne lytinio švietimo programas apskritai, bet veikiau specifinę vaizdinio lytinio švietimo formą. Visuotinis lytinis švietimas sukurtas siekiant pakeisti seksualinės ir lyčių normas visuomenėje. Jis skatina rizikingą seksualinį elgesį ir ragina net mažus vaikus seksualiai eksperimentuoti. Žiūrovo apsaugai vaizdai iš visuotinio lytinio švietimo vadovėlių bus rodomi neryškus, visgi filmo turinys vaikams yra netinkamas. Karas prieš vaikus. Visuotinio lytinio švietimo darbotvarkė. Tai neabejotinai yra puolimas prieš sveiką šeimos gyvenimą. Tai paveiks jūsų šalies ekonomiką, tai paveiks jūsų vaikų ugdymą, tai paveiks jūsų švietimo sistemą. Tai išgąsdino daugelį žmonių Pietų Afrikoje. Visuotinio lytinio švietimo yra naudojamasi kaip įrankiu, kaip galingų ginklu. Kaip Amerikos pediatrų kolegijos prezidentė esu giliai susirūpinusi visuotiniu lytiniu švietimu dėl 4 priežasčių. Pirma, jis seksualizuoja vaikus. Antra, kelia grėsmę vaikų sveikatai. Trečia, skatina pavojingą gender ideologiją. Ketvirta, kenkia tėvų ir vaikų santykiams, o tai pažeidžia tėvų teisės. Visą savo gyvenimą paskyriau tam, kad ginčiau vaikus, atskleisdama seksualinės revoliucijos bei seksualinių teisių judėjimo, vedusio prie lytinio švietimo visame pasaulyje šaknis. Sakykite ne visuotiniam lytiniam švietimui. Sakykit ne visuotiniam lytiniam švietimui. Visoje žemėje vyksta pasaulinis karas, ne ginklų, bet idėjų ir ideologijų karas dėl žmogaus lytiškumo. Čia programos Atras skirtumą pamokos plano dalis. Ji vykdoma Oregono ir tikriausiai kitų valstijų mokyklose. Tai instrukcijos mokytojams nurodančios mokiniams užduoti tokius klausimus. Kaip žmonės išreiškia savo seksualinius jausmus, kas yra susilaikymas. Štai keletas atsakymų, kuriuos jie stengiasi išgauti iš vaikų. Oralinis seksas, masturbacija, analinis seksas, masažas, susikibimas už rankų, vienas kito lytinių organų lietimas, sakymas tu man patinki. Visi šitie dalykai laikomi lygiaverčiais. Pasakymas tu man patinki yra lygiavertis analinio sekso aktui. Planuotos tėvystės federacija ateina į 13-14 metų amžiaus moksleivių klases ir dalina jiems mokomąją medžiagą, kaip susitarti seksualiniai sueičiai su kitais moksleiviais. Pavyzdžiui, yra tokie sakiniai: ar nori sugrįžti į mano kambarį, ar nori užsiimti, ar galiu nuvilkti tavo marškinėlius, mane uždega, kai tu lieti mane čia, ar gali tai padaryti, nusimausiu savo kelnaitės, gerai, tai siaubinga, to neturi būti mokoma klasėje. Esame Minesotos atstovų rūmų nariai. Mes smarkiai priešinamės darbotvarkei siekiančiai seksualizuoti mūsų vaikus. Minesota pirmauja įgyvendinant šią radikalią darbotvarkę ir mes stengiamės visomis jėgomis kovoti prieš tai. Jie bruka visuotinio lytinio švietimo darbotvarkę, įskaitant knygą Tai tobulai normalu. Tikra pornografija. Keletas mano kolegų, ypač vyrų, netgi namų aplinkoje nenorėjo jos vartyti. Joje vaizduojami jaunesnių klasių vaikai. Knyga rekomenduojama 4 klasėms, kaip visuotinis jų lytinis švietimas. Mums neleido to parodyti per televizijos žinias, tačiau norima, kad mūsų 4-okai vartytų šią knygą. Kai vaikai mato pornografinį vaizdą, per 1/3 sekundės tai įsirašo jų smegenyse visam laikui. Mes žinome, kad vyksta procesas, vadinamas vaizdų atspindėjimu. Taigi vaikai norės veikti arba veiks taip, ką jie mato. Lytinio švietimo vardu vaikai mato nešvankę medžiagą, kuri Kongreso ir aukščiausiojo teismo buvo pripažinta neleistina rodyti vaikams. Lotynų Amerika skurdi šalis. Yra bendruomenių, kurios neturi nei geriamo vandens, nei elektros. Vaikai negali baigti net pradinės mokyklos, tačiau nepaisant šių poreikių, didžiausias dėmesys sutelktas į šią idealizuojamą darbotvarkę. Vaikams be tėvų sutikimo teikiamas visuotinis lytinis švietimas,
griaunanti šeimas. Kai kurios kampanijos tikrai kelia nerimą. Viena iš jų mes reikalaujame lytinio švietimo, be jo neįmanoma gyventi. Pavyzdžiui, tema vadinama užsimauk jį. Ji moko 9 metų vaikus, kaip užsimauti prezervatyvą. Mokytojai turi plastikinius lytinius organus ir mergaitėms bei berniukams vizualiai demonstruodami aiškina, kaip uždėti prezervatyvą savo partneriui. To mokoma be tėvų žinios ir sutikimo. Daugelis žmonių nežino, kad Tarptautinės planuotos tėvystės federacija IPPF viena iš didžiausių vaizdinių visuotinio lytinio švietimo programų tiekėjų, turinti 65 000 aptarnavimo taškų daugiau kaip 170 šalių. Lietuvoje ją atstovauja Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija. Mes su broliu turėjome galimybę nuvykti į Jungtinių tautų organizaciją ir pasakyti kalbą. Brolis pasakojo, kaip mes tapome našlaičiais abiems mūsų tėvams mirus nuo AIDS. Aš pasakojau, kaip planuotos tėvystės federacija per Jungtinių tautų programą, pavadintą Sveikas, laimingas ir karštas, platino bukletą živ sergančiam jaunimui. Bukleto esmė tokia, cituoju, palaikyti tavo seksualinį malonumą. Jaunimui aiškinama, kaip užsiimti seksu įvairiais būdais. Kaip patirti seksualinį malonumą masturbuojantis, su tos pačios lyties partneriu, ar netgi esant girtam. Man kaip gydytojai didelį nerimą kelia Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos išleistas bukletas Sveikas, laimingas ir karštas. Ten jaunimui aiškinama, jūs turite teisę neatskleisti savo seksualiniam partneriui, kad sergate živ, jeigu jums tai nepatogu. Mane pribloškė šio bukleto turinys, kuriame žmonės raginami elgtis taip, kad pakenktų kitiems. Kalbama ne apie sveikatą, bet tik apie teisės. Jaunuoliams teigiama, kad jei tu sergi živ ir nenaudoji prezervatyvo, tai tavo sprendimas. Kaip gydytoja negaliu patikėti, kad platinama tokia informacija. Ši informacija tapo mirties nuosprendžiu ne tik abiems mano tėvams, bet ir mano broliui Rodžerijo. Aš negalėjau suprasti, kaip Amerikoje abortus propaguojanti atliekanti organizacija veikia Pietų Afrikoje, kur propaguoja homoseksualų gyvenimo būdą. Jaunus žmonės siekiama apsaugoti nuo susirgimo živ, AIDS, ir kartu propaguojamas živ ir AIDS plitimas skatinantis gyvenimo būdas. Gvatemaloje veikia didžiausias planuotos tėvystės federacijos filialas. Jie turi daugiau kaip 2600 aptarnavimo taškų, 27 nuolat veikiančias klinikas ir 5 mobilius vienetus. Ši federacija suaktyvėjo 90-aisiais Rusijoje po Sovietų Sąjungos žlugimo, siūlė vadovėlius Rusijos švietimo ministerijai ir prasiskverbė į oficialius švietimo tinklus. Kai kurie vadovėliai buvo visai netinkami ir tikrai siekė seksualizuoti vaikus. Švedijos planuotos tėvystės organizacija 13-14 metų paaugliams pristatė 3 minučių animaciją. Filmas pavadintas Seksas žemėlapyje. Šiame filme paaugliai mokomi, kad viskas yra gerai tol, kol pats su tuo sutinki ir tai teikia gerą savijautą. Tėvystės federacija, ypač Lotynų Amerikos regione, labai įtakinga. Pavyzdžiui, Jungtinių tautų misijoje dokumentą vietinę kalbą rengiantis žmogus yra tiesioginis šios federacijos patikėtinis. Tas pats ir Meksikos vyriausybėje. Federacijos atstovai yra svarbiausi misijos patarėjai, turi tiesioginį įtaką priimamiems dokumentams, tam, kas nusprendžiama ir dėl ko deramasi Jungtinėse tautose. Planuotos tėvystės federacija yra viena didžiausių organizacijų pasaulyje, reklamuojanti seksualinę sveikatą ir reprodukcinės teisės. Tai, ką jie turi galvoje, beveik nesusiję nei su reprodukcija, nei su kūdikių sveikatos apsauga. Motinas norinčias turėti vaikų jie stengiasi sulaikyti nuo gimdymo. Daugelis svarbiausių veikėjų yra įvairių šalių atstovų Jungtinėse tautose patarėjai ir taip pat tiesiogiai susiję su Tarptautinė planuotos tėvystės federacija. Tikrai stulbina, kaip ši federacija vaidina tokį didelį vaidmenį. Mums net sunku patikėti, kaip tai atsitiko. Margarita Sanger buvo planuotos tėvystės federacijos įkūrėja, eugenikų judėjimo dalyvė. Ji vadino juodaodžius visuomenės piktžolėmis, tikėjo tokią ideologiją, kad silpni žmonės turi būti išravėti iš visuomenės.
Jie apsimeta tarnybą esančią čia, kad padėtų Afrikai planuoti savo populiaciją. Tačiau ką jie iš tiesų stengiasi padaryti, tai apriboti Afrikos populiaciją. Jie veikia per švietimą, siedami reprodukcinę sveikatą su tikslu neturėti vaikų. Programa Visa tai viena taip pat reklamuojama Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos atskleidžia daugelį manipuliacinių taktikų naudojimų indoktrinuoti ir seksualizuoti vaikus per visuotinį lytinį švietimą. Kaip ir kitose lytinio švietimo programuose, Visa tai viena programoje teigiama, kad jie yra įrodymais paremta, žmogaus teisės gerbinti, jautri skirtingoms lytims ir kultūroms švietimo programa, kuri padidins jaunimo gebėjimą priimti atsakingus sprendimus, sumažins paauglių nėštumų ir lytiškai plitančių ligų skaičių, įskaitant živ. Visgi programa Visa tai viena, kaip ir daugelis lytinio švietimo programų, yra tik gudriai užmaskuotas būdas propaguoti teises į abortą ir seksualinį malonumą, paslėptas po žmonių teisių, lyčių, seksualinės ir reprodukcinės sveikatos švietimo kaukę. Jaunimas indoktrinuojamas į radikalias feministinės galios, privilegijos ir lygybės ideologijas. Programoje yra 112 nuorodų, kuriomis agresyviai skatinamas abortas. Manipuliuojama naudojant įbauginimo taktiką. Merginoms sakoma, kad kiekviena nėščios moters gyvenimo minutė tolygi mirčiai, tad reikia legalizuoti abortą. Iš moksleivių reikalaujama skaityti merginų pasidariusių abortus istorijas, kad jie geriau suprastų jų apsisprendimą. Kaip ir kitos lytinio švietimo programos, Visa tai viena pasižymi įkyriu susikoncentravimu į lytinį malonumą, kuris programoje minimas net 62 kartus. Programa skatina įvairių rūšių lytinius aktus, aiškina, kad nei viena seksualinė praktika nėra geresnė ar blogesnė ir moko vaikus, kaip stimuliuoti save ar savo partnerį iki orgazmo. Vaikai taip pat kviečiami skaityti asmeninės istorijas apie lytinį potraukį tos pačios lyties asmenims. Programa ugdo moksleivių gebėjimus susitarti dėl patogių seksualinių santykių, tvirtinama, kad nėra teisingo amžiaus užsiimti seksu ir kad kiekvienas asmuo sprendžia, kada yra pasirengęs lytiniams santykiams. Prašoma užpildyti lentelę, pagal kurią numanoma, kad vaikai pasirengę turėti lytinių santykių tada, kai jaučiasi artimi kitam asmeniui, abu nori lytinių santykių, kada jaučia lytinę trauką kitam asmeniui ir kada patogiai jaučiasi pasakydami kitam, kas sukelia seksualiai gerą jausmą. Mokoma, jog seksualinės teisės yra žmogaus teisių dalis apimanti visų asmenų teisės į seksualinę išraišką bei teisę siekti seksualinio malonumo. Mokiniams pateikiamas tariamų problemų sąrašas, kurias jie gali padėti spręsti ir viešinti. Pavyzdžiui, paaugliams neprieinamos seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugos arba kur abortas nelegalus, ten jis pavojingas. Programa Visa tai viena tapo ypač populiari, kai prieš kelerius metus buvo pradėta Jungtinėse tautose. Sulaukus prašymų iš daugiau nei 150 šalių ir iš visų Jungtinių Amerikos valstijų, pagal šią programą buvo mokomi vaikai visame pasaulyje. Sunku suprasti, dėl kokios priežasties organizacija imtų propaguoti vaikų ištvirkavimą bei rizikingą seksualinį elgesį per visuotinį lytinį švietimą. Visgi vaikų užkabinimas ant sekso $1 milijardų biznis planuotos tėvystės federacijai ir kitoms panašioms organizacijoms. Taip yra todėl, kad seksualizavus numatomus klientus, vaikus, jie tampa realiais klientais. Tapę priklausomi nuo jų paslaugų, vaikai jas propaguoja tarp savo bendraamžių ir tai plečia planuotos tėvystės federacijos klientų gretas. Keletas pelningų šios federacijos ir jos partnerių teikiamų draugiškų jaunimui paslaugų. Konsultavimas dėl seksualinės reprodukcinės sveikatos, dėl kontracepcijos, įskaitant skubę kontracepciją, abortų darymo paslaugos, lytiškai plintančių ligų, įskaitant živ prevencija, gydymas ir konsultavimas, o dabar siūlomos net hormoninės lyties keitimo paslaugos. Tėvystės federacija agresyviai ir sėkmingai užsiema lobistinę veiklą, kasmet atsieinančią milijonus $, bando paveikti įvairių šalių vyriausybės ir Jungtinių tautų organizaciją, kad finansuotų jos veiklas, taip pat ir visuotinį lytinį švietimą. Kai kurie federacijos vadovai gauna šešiaženklės algas, bet daugelio šalių vyriausybės nenumano apie tikrąją tėvystės federacijos seksualinę darbotvarkę. Tolimesni visuotinio lytinio švietimo vystymosi tikslai, numatantis darbotvarkę artimiausiams 15 metų, atrodo labai šališkai. Pasiūlymus teikia tik Tarptautinė planuotos tėvystės federacija ir jos filialai.
Jungtinių tautų organizacija agresyviai bruka visuotinį lytinį švietimą vaikams visame pasaulyje. Ir ryškiausias pavyzdys – tarptautinės lytinio švietimo gairės išleistos UNESCO kartu su Jungtinių tautų populiacijos fondu. Stebina kai kurie UNESCO lytinio švietimo gairių uždaviniai. Mokyti 5 metų vaikus, kad masturbacija nėra žalinga, 9 metų vaikus apie seksualinį stimuliavimą, orgazmo apibrėžimą bei funkciją. 12 metų vaikus apie pagarbą skirtingoms lytinėms orientacijoms ir tapatybėms. 15 metų vaikus, kad vyrai ir moteris gali teikti ir priimti seksualinį malonumą tos pačios arba priešingos lyties partneriui. Kada nuvykau į Jungtinių tautų organizaciją, kur vyko pokalbis už uždarų durų, buvau iš tiesų šokiruota. Visuotinis lytinis švietimas, kuris buvo mums brukamas, iš tiesų reiškia skatinti vaikus seksualiai eksperimentuoti. Visuotinis lytinis švietimas pristatomas kaip sidabrinė kulka, kuri išspręs visas problemas, kaip raktas į ekonomikos augimą, kaip skurdo problemos sprendimas, kaip visų problemų sprendimas. Dar labiau nerimą keliantis yra Pasaulio sveikatos organizacijos lytinio švietimo standartai Europai. Šie standartai iš tiesų siūlo, kad vaikams nuo gimimo iki 4 metų būtų teikiama informacija apie pasitenkinimą ir malonumą liečiant savo kūno dalis arba masturbaciją ir teisę tyrinėti lytinės tapatybės. 4-6 metų vaikai turėtų būti mokomi apie homoseksualius santykius ir pagarbą skirtingoms seksualumo normoms. 9-12 metų vaikai skirtumų tarp lytinės tapatybės ir biologinės lyties bei apie jų seksualinės teises apibrėžtas Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos. Galiausiai 15 metų ir vyresni paaugliai turėtų būti mokomi apie seksualinius skirtumus, apie seksualinių teisių pažeidimus ir jų tariamą teisę į abortą. Jungtinių tautų vaikų agentūra UNICEF taip pat skatina visuotinį lytinį švietimą ir jau 99 propagavo seksualinio malonumo darbotvarkę. Pavyzdžiui, UNICEF išleisto seksualinės ir reprodukcinės sveikatos vadovėlio 89 puslapyje Meksiko nėščioms paauglėms pateikiamas sąrašas situacijų, kaip patirti seksualinį malonumą. Masturbacija, seksualinė reakcija į negyvus objektus, į gyvūnus, į nepilnamečius ir kiti neįprasti seksualiniai interesai. Visa tai skverbiasi į mūsų mokyklas. Kai tik bus priimti sprendimai politinėme lygmenyje, mes nebegalėsime kontroliuoti, kas ir ko moko mūsų mokyklose. Internetinė visuotinio lytinio švietimo programa Afrikos jaunimui pavadinta Pasaulis prasideda nuo manęs, kalba vaikams, kad seksualumas apima prancūziškus bučinius, oralinį seksą, masturbaciją. Aiškinama, kad moksleiviai turi patys spręsti, kada prarasti nekaltybę. Vaikams rodomi įvairaus amžiaus nuogų berniukų ir mergaičių paveikslėliai bei liepiama surasti skirtumus intimiuose jų kūno dalyse. Tėvai tikriausiai to niekada nesužinos, nes viskas daroma internetu. Ši programa aptikta Kenijoje, Ugandoje, Etiopijoje bei Ganoje ir tikriausiai vykdoma daugelį kitų Afrikos šalių. Buvo keletas aukšto lygio pareigūnų vizitų į Jamaiką ir Karibus. Anglijos ministro pirmininko Davido Camerono, Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus Ban Ki-moono ir Amerikos prezidento Baracko Obamos. Tai buvo spaudimas Karibų jūros regionui priimti seksualinių teisių kampaniją. Buvo stengiamasi priversti Nigerijos delegaciją pritarti dėl visuotinio lytinio švietimo. Jungtinių tautų organizacija yra visoms šalims, didelėms ir mažoms. Tad ji neturėtų būti naudojama kaip platforma propaguoti įvairias tendencijas, ideologijas ar gyvenimo būdus, kurie netitinka jos esminių principų ir įgaliojimų. Daugelį kartų buvome kitų delegacijų priremti prie sienos, bandant mums primesti šią radikalią seksualinę darbotvarkę. Susidūrėme su tekstu, kuris buvo pilnas prieštaraujančių, kontroversiškų, ginčijamų dalykų. Vakarų šalis tiesiai pasakė Nigerijos vyriausybei, kad jeigu ji nepasiduos, Nigerijai bus atsisakyta teikti užsienio pagalbą. Leiskite išreikšti susirūpinimą dėl Jungtinių tautų populiacijos fondo bandymų sugriauti pasitikėjimą Nauru vyriausybę ir juos nuolatinę misiją Jungtinėse tautose. Jungtinių tautų populiacijos fondas siekia įtikinti mano šalį, pakeisti mūsų požiūrį tokių ginčijamų klausimų, kaip reprodukcinės teisės
ir visuotinis lytinis švietimas atžvilgiu. Mūsų sostinės puldinėjimas ar ėjimas per Jungtinių tautų populiacijos fondo regioninį biurą Ramiajame vandenyne nepakeis mano šalies požiūrio. Pone pirmininkė, ar Jungtinių tautų populiacijos fondas mano, kad jis gali tai daryti, nes nauru ir mažiausia šalis Jungtinių tautų narė? Tokių organizacijų kaip Jungtinių tautų populiacijos fondas ir Planuotos tėvystės federacija siekis nustumti tėvus į antraplanį vaidmenį ir radikalizuoti bei seksualizuoti vaikus. Jei Jungtinių tautų dokumente pasiūloma paminėti tėvų teisės, jis išmetamas. Jungtinių tautų atstovo ataskaitoje apie teisę į švietimą tvirtinama, kad vaikai turi teisę į visuotinį lytinį švietimą, kuriuo tarp kitų dalykų siekiama panaikinti kaltės jausmą dėl erotizmo ir mokyti apie seksualinės įvairovės svarbą. Visuotinio lytinio švietimo požiūris yra švęsti seksualinę laisvę arba seksualinį palaidumą, švęsti eksperimentavimą. Medicinos požiūriu, jei prioritetu tampa seksualinė laisvė, tai kenčia seksualinė sveikata. Abiejų turėti neįmanoma. Jeigu lytinio švietimo programa moko ar veda vaiką į lytinius santykius su daugeliu partnerių, skatina ankstyvą lytinių santykių pradėjimą, tai moksliškai apibrėžiama kaip visuomeninė seksualinio išnaudojimo forma. Stipriai išauga nesantuokinių vaikų skaičius, padaroma žymiai daugiau abortų, daug dažniau susergama lytiškai plintančiamis ligomis, labai stipriai išauga depresijos ir nerimo tikimybė. Į mūsų šalį buvo surengtas slaptas Amerikos lesbiečių, gėjų ir transseksualų teisių organizacijos atstovo pono Randy Berry vizitas. Jį lydėjo koordinatorius tarptautiniam vystymuisi ponas Todd Larkin. Jie atvyko pasižiūrėti, kaip Jamaikoje su seksualiniam teisėm ir kaip jie galėtų skatinti pokyčius. Apie tai mes turėjome informuoti visuomenę. Labai aiškiai atsakėme Jungtinių valstijų vyriausybei, kad Jamaika nepasiduos spaudimui pakeisti mūsų vertybės ir šeimą saugojančią kultūrą. Lygų kontrolės centras pasidalino atlikto tyrimo duomenimis. 2 procentai Jungtinių Amerikos valstijų gyventojų yra vyrai, turintys lytinių santykių su vyrais. Ir iš šių 2 procentų net 68 procentai yra užsikrėtę živ. O Amerikos vyriausybė kasmet jiems išleidžia 12 milijardų. Aš jiems sakiau, kad Jamaika negali sau leisti tokių išlaidų. Viena jų dalinama medžiaga mane ypač neramina. Tai gender meduolio žmogus. Mokoma, kad lytis gender yra spektras, kuriame gali pasirinkti, kuo nori būti. Vieną dieną gali būti moterimi, o kitą dieną gali jaustis, kad esi nei moteris, nei vyras. Atvirai kalbant, tai kelia sumaištį. Tai psichikos prievartavimas. Mes išbalansuojame vaikų suvokimą apie jų tapatumą. Sakyti kam nors, kad jis gali pasikeisti lytį, yra didžiausias melas. Aš gyvenau kaip Laura Jensen 8 metus. Pats patyriau, kad biologiškai yra visiškai neįmanoma pakeisti vyrų į moterį. Mano gyvenimas buvo visiškai sugriautas. Medicinoje yra sritis vadinama specifinė lyčių medicina. Ar žinote, kad yra moteriški ir vyriški inkstai, vyriškos ir moteriškos širdys? Jeigu yra moteris, kuriai reikalinga inksto transplantacija, jai bus geriau, jeigu gaus inkstą iš moters, nes vyro inksto kiekviena ląstelė turi Y chromosomą. Išrašydami vaistus dabar atsižvelgiame, ar pacientas yra vyras ar moteris, nes jų reakcija į vaistus gali skirtis. Vaikų skatinimas naudoti lytinio brendimo blokatorius, priešingos lyties hormonus, atlikti luošinančias operacijas padidina riziką, kad jiems suaugus išsivystys aukštas kraujospūdis, insultas, infarktas, vėžys, santykių problemos, nerimas, depresija ir savižudybė. Pagal Oregono įstatymus vaikai nuo 15 metų už mokesčių mokėtojų pinigus ir be tėvų sutikimo gali atlikti lyties keitimo operaciją. Mokykloje jiems negalima duoti aspirino be tėvų sutikimo, o čia jie gali daryti tokius esminius gyvenimą keičiančius, negrįžtamus sprendimus be tėvų žinios. Amerikos psichiatrų asociacijos psichikos sutrikimų diagnostikos vadovėlyje teigiama, kad net 98 procentai berniukų
turinčių lyties tapatybės sutrikimų, jeigu nėra skatinami sutrikimo didinti, priima savo biologinę lytį jiems suaugus. Slapta daromas spaudimas šių jaunų žmonių tapatybei juos supainioja. Tai yra mano vaikų ir mano anūkų priešai. Jie taikosi į esmę to, ką reiškia būti vyru arba moterimi. Tai pamatinis mūsų asmenybės tapatumas, mūsų vaikų, mūsų šeimos gyvenimas. Minesotos valstijos vidurinių mokyklų lyga įvedė naują tvarką, kuri sulaužė lytinės tapatybės ribas. Mokyklose neleidžiama sakyti moksleiviams, kad jie gali ar negali naudotis tam tikru tualetu. Mergaitės mokykloje kartais eina į tualetus tam, kad atsitrauktų nuo vaikino. Dabar jos negali to padaryti, nes vaikinai ją sekdami gali eiti kartu į jų tualetus. Visuotinio lytinio švietimo programos slepiasi po daugelių vardų. Jos gali būti vadinamos visuotinio sekso, seksualiniu ar lytiniu švietimu, žmogaus lytiškumo ugdymu, reprodukcinės sveikatos švietimu, informacija apie seksualinę reprodukcinę sveikatą, šeimos gyvenimo ugdymu, paauglių nėštumo prevencija, išprievartavimo prevencija, programomis prieš priekabiavimą ir bauginimą, živ AIDS prevencija, o kartais netgi susilaikymo arba abstinencijos plus programomis. Visuotinio lytinio švietimo programuose melagingai tvirtiname, kad jos atitinka amžiaus grupę, pagrįstos įrodymais yra sveiko lytiškumo ugdymas, užkerta kelią paauglių nėštumams, seksualiniam išnaudojimui, lytiškai plintančioms ligoms ir živ. Norėta padėti jauniems žmonėms išvengti živ AIDS pavojų Pietų Afrikoje. Buvo aiškinama, kad jie gali užsiimti seksu be lytinių organų kontakto per oralinį seksą, eksperimentuojant. Kaip tai tada padeda žmonėms išvengti živ AIDS? Šioje brošiūroje, pavadintoje Sausas dulkinimasis išgelbsti gyvybės, susilaikymas reiškia štai ką. Siūloma, kad vaikai masturbuotųsi, tai darytų prieš veidrodį arba vienas priešais kitą. Užsiimtų analiniu seksu, oraliniu seksu, trintųsi, miegotų kartu, glamonėtųsi, susirašinėtų seksualinio turinio žinutėmis, kas pasak jų leistų patirti lytinį malonumą. Taigi iš tiesų jie skatina vaikų seksualiniai praktikai ir vadina tai susilaikymu. Seksualinių teisių lytinio švietimo judėjimai prasidėjo su Alfredu Kinsey. Jis buvo Indianos universiteto profesorius. Jo knyga Vyro seksualinis elgesys turėjo tikslą pasakyti, kad kiekvienas žmogus pasaulyje buvo įsitraukęs į masinį seksualinį ištvirkavimą ir kad tai globalus seksualinio elgesio būdas. Kinsey tvirtina, kad išspausdintas jo knygoje tyrimas įrodo vaikų seksualumą nuo pat gimimo, kad ir vaikai be problemų gali užsiimti pilnaverčių seksu. Kinsey mokslinio tyrimo asistentais buvo pedofilai, kurie chronometru matavo, kiek vaikų per 24 valandas gali pasiekti tai, ką jis vadino orgazmais. Savo knygoje Kinsey apibrėžia vaikų orgazmą kaip alpimą, traukulius, rėkimą, mušimąsi, siekiant ištrūkti iš partnerio. Ką jis vadina partneriu? Šio seksualinio vaikų išnaudojimo dokumentai yra Kinsey mokslinis pagrindas. 34 lentelėje pateikti pedofilų vykdyto seksualinio vaikų nuo 5 mėnesių iki 13 metų amžiaus išnaudojimo duomenys. 317 vaikų vien šitoje lentelėje. Taip vadinamas tyrimas, tiksliau vaikų išnaudojimas, tapo modernaus lytinio švietimo filosofiniu pagrindu visame pasaulyje. Šiandien visuotinis lytinis švietimas paremtas filosofija, kad vaikai yra seksualūs nuo pat gimimo, sukurta Kinsey. 3 pagrindinės organizacijos propaguojančios žalingą Kinsey seksualinę filosofiją yra Kinsey institutas, Planuotos tėvystės federacija bei Jungtinių valstijų seksualumo, informacijos ir švietimo taryba, taip pat žinoma kaip Sykus. Iš tiesų, Marija Calderon, pagrindinė Sykus įkūrėja, anksčiau buvo Planuotos tėvystės federacijos direktorė ir Kinsey instituto direktorė. Vardel Pomeroy taip pat buvo Sykus steigiamosios tarybos narys. Visos šios 3 organizacijos yra pripažintos Jungtinių tautų ir naudojasi Jungtinių tautų statusu, kad propaguotų Kinsey filosofiją grįstą lytinį vaikų švietimą visame pasaulyje.
Sakykit ne visuotiniam lytiniam švietimui. Sakykit ne visuotiniam lytiniam švietimui. Mes stengiamės tai sustabdyti. Stengiamės sulaužyti konsensusą ir užtikrinti, kad visuotinis lytinis švietimas neturėtų vietos Jungtinių tautų sutartinėje kalboje. Mes turime tai sustabdyti. Turime naudoti viską, ką galime. Turime stovėti kartu, kad sustabdytume šį puolimą prieš mūsų vaikus. Medžiaga buvo atskleista vieno asmens ir sukilo visa tauta. Ir tai turėjo būti panaikinta. Kiekvienas gerai mąstantis suaugęs žmogus privalo būti budrus ir privalo stovėti kaip vartų sargas augant mūsų vaikams. Susivienykite ir raskite būdus sustabdyti grėsmę, kad tai neįžengtų į jūsų šalį. Mes stengiamės sustabdyti planuotus tėvystės federaciją Gvatemaloje. Jie turi finansavimą, organizaciją, bet mes žinome, kad stovėdami išvien galime daug padaryti dėl šeimos, dėl vaikų, dėl pasaulio ateities. Esame kovoje. Jei grėsmė dar neatėjo į jūsų šalį, žinokite, kad Minesotoje su tuo susidurėme kasdien. Jeigu mes kaip išrinkti tarnautojai negalime pakilti ir pasipriešinti bei atvirai pasisakyti mūsų vaikų, mūsų nekaltų vaikų labui, tai ką mes apskritai čia veikiame? Mes sustabdėme Kinsey lytinio švietimo programą Kroatijoje. Nuvykau į Kroatiją, pademonstravau Kinsey knygas parlamente, paaiškinau jiems, koks yra Kinsey mokslinis pagrindas, parodžiau 34 lentelę apie vaikus ir Konstitucinis teismas uždraudė tą lytinio švietimo programą. The American College of Pediatricians wants policymakers to understand this. Amerikos pediatrų kolegija perspėja ir kviečia politikus atkreipti dėmesį. Svarstydami lytinio švietimo politiką, būtinai reikalaukite, kad tai būtų seksualinės rizikos vengimo programa. Privalote atmesti visuotinį lytinį švietimą. Mokydami vaikus norime išvengti net mažiausios rizikos dėl ankstyvo jų seksualinio elgesio skatinimo. Šie žmonės, kad ir kas jie būtų, kurie nori lytiškumą panaudoti vien tik malonumui, dirba tam, kad sunaikintų viską, ką mes statome. Mes priešinamės netgi savo gyvybės kainą, nes tai yra esminiai gyvenimo dalykai. Dabar laikas tėvams pasakyti ne. Mano šeima yra mano. Mano žmona yra mano, aš esu jos. Mūsų vaikai yra mūsų, jie nepriklauso valstybei. Ir skirtingų tikėjimų žmonės gali lengvai susivienyti. Galiu būti pamaldus musulmonas, kuris tai supranta. Galiu būti pamaldus mormonas, kuris tai supranta. Galiu būti pamaldus Romos katalikas ar pamaldus evangelikas. Šioje tėvų problemoje mes visi esame kartu. Supraskite, kad viskas vyksta prieš mūsų akis. Jeigu mes nieko nedarysime, kiekvienas iš mūsų neš kaltę. Vyrai turi pakilti ir apginti savo šeimą. Lytiškumo dalykuose tėvai turi atsistoti ir pasakyti, jums čia nėra vietos kalbėti apie seksą mano vaikams. Privalome leisti pasauliui pažinti šio radikalaus, griaunančio kinziškojo lytinio švietimo šaknis. Tai vienintelis būdas, kuriuo galėsime sustabdyti pasaulio vaikų tvirkinimą ir žlugdymą. Tarptautinė šeimos stebėsenos organizacija kviečia geros valios žmonės visame pasaulyje prisijungti prie mūsų šioje pasaulinėje kovoje, siekiant apsaugoti vaikų sveikatą ir tyrumą. Sužinoti daugiau ir pasirašyti peticiją prieš visuotinį lytinį švietimą galite mūsų interneto svetainėje. Taip pat galite padėti paskatindami pasirašyti peticiją ir rekomenduodami šį filmą kitiems. Kartu mes galime apsaugoti ir apsaugosime pasaulio vaikus. Tekstą vertė Sigitas Jurkštas, skaitė Jurgita Matuličiūtė ir Vilius Lindistas.